Sveiki, šį kartą mažas siuntinukas toks. Taip, išsiųstas balandžio 16, o gautas gegužės 14. Nu, pakankamai ilgai. Pakankamai ilgai. Ir kas čia yra? Ogi yra toksai, kaip pasakyti, toks vakuuminis laikiklis kamera. Kainavo $1.94. Pigiai. Gana pigiai. Tuoj parodysiu, kaip jis čia atrodo. Nu, vakuuminis ar kaip ten jisai vadinasi, ar lipnus, ar ten dar kažkaip, ar be oro. Va, štai toks, kas čia. Štai toks dalykas. Kamerai tvirtinti prie stiklo arba ten prie kokio kito paviršiaus. Va, štai čia. Tarkim, turim kamerą, ne? Čia kaip pavyzdį paėmiau. Taip. Čia prisisuka. Nu va. Taip, čia prisitvirtina. Ai, dar taip reguliuojas ir šitaip. Jo, nu, aišku, jaučiasi, kad pigus. Tai biškį atrauksiu. Pigi plasmasė tokia, bet laiko, nu tikiuosi. Aišku, tas dalykėlis tai tikrai nedidelio svorio kameroms, nes tiesiog nulinks. Didelės kameros jūs neuždėsite, jeigu norėsite užsisakyti. Na, čia paprastas varžtelis, tai žodžiu biškį daugiau reikia paspausti. Dabar jau liktai laikosi. Čia priverš daugiau. Va, taip. Va. Taip laikosi. Taip, dabar įdomu, ar prispaus su oru. Aha, reikia kokio paviršiaus. Bandom gal šitą. Taip, spaudžiam. Nu, čia netoks paviršius. Taip, daugiau pabandysim prispausti. Ui, ne taip. Taip. Laikosi. Reikia jėgų norint nuimti. Taip, dar pabandysiu. Čia vat yra stalas. Pabandysim štai čia. Viskas aišku. Taip. Kaip čia buvo. Taip. Taip, viskas aišku. Reikia labai lygaus paviršio. Nu, stiklas aišku. Net stalas juda visas. Tai ką, tai šį kartą toks siuntinys. Ir iki kitų kartų, kam patiko, spauskit like. Būtų malonu. Malonu, kad žiūrit. Iki.